Kur prapuolė Mičia? Gal į tualetą nuėjo? Visai ne. Jos balsas? Aš čia. Kodėl tu sumažėjai? Nežinau. Kai pamačiau tave, buvai daug didesnis nei anksčiau. Visai ne. Pažvelk į duris. Negali būt. Kodėl? Šitokia negalėsiu ištekėti. Ką man daryti, Takeshi? Velnes, ji visai sužlugdyta. Manau, atgausiu savo išvaizdą, kai laimėsim visas dvikovas. Turbūt tai viena iš senių išdaigų. Pagaliau paskutinės durys. Mičia, laimėsiu dėl tavęs. Takeshi. Atrodo, tavo rūbus galima parduoti brangioje Akihabaroje. Rankų darbas, natūralios medžiagos. Tai ne tavo reikalas. Akis! Kokia čia vieta? Nieko nėra. Kas čia vyksta? Tai mūsų priešininkas? Tai aš! Baig bailiuoti! Puikiai padirbėjai, kol patekai čia, išrinktasis kary. Kam tai rūpi? Greičiau sakyk, kodėl aš tokia? Tiesa, ji dabar turėtų būti su bikini. Tai padarė jūsų priešininkas. Priešininkas? Tiesą sakant, jis nemėgsta dvikovininkų. Negi jis iš kokios nors politikų partijos? Manau, tau reikėtų pasimokyti iš jų, Takeshi. Ką tu turi galvoje? Neleisk jiems jos pastebėti. Todėl sumažinai Mičią? Aišku. Tada Mičia, slėpkis mano kelnėse. Gerai. Kodėl turėčiau slėptis tavo kelnėse, pakvaišai, tu, iškrypėlį, tu, šik... Manau, bus gerai ir čia. Puiku, eime. O, atrodo turime svečių? Taip, Kodi. Jie panašus į politikus.